Sveiki visiems, namaste. Dar tokią įžvalgą noriu pasidalinti apie šventyklų bažnyčių statymą. Pastebėjau tiek Lietuvoje, tiek Indijoje, ypatingai Indijoje, tai labai populiaru statyti šventyklas. Ir kiekvienas guru jau žymesnis, jau, žinai, neretai užsinori savo šventyklą turėti. Vrindavane tai tų šventyklų iš vis, nežinau, ten kas 20 metrų, kas 50 metrų, kas 100 metrų. Ir Lietuvoje, kai važiuoju, irgi daug bažnyčių pristatyta. Kitose pasaulio šalyse, aišku, yra budistinių šventyklų ir šitų, kaip jos vadinasi, pagodų daug. Bet žiūrint į tuos statinius, ir ypatingai Lietuvoje, ir daug bažnyčių, kuriuose tikrai nedaug tų žmonių renkasi, o Indijoje žiūrint į šventyklas, kuriuose irgi ne visose daug tų žmonių yra, ateina tokia įžvalga ateina, kad tu esi ta šventykla, tu esi ta bažnyčia. Ir jeigu tavyje tikrai gyvena dievybė, Jėzus ar Krišna ar Šiva, tai pas tave ir ateis žmonės. Labai didelis akcentas metamas ant išorės. Dydis šventyklos, bažnyčios dydis, puošnumas. Indijoje tai ten labai mėgsta kiek įmanoma puošniau daryti. Aišku, ir Europai, Italijoje tą mačiau, labai puošnios bažnyčios, bet žmonių nėra daug. Kodėl? Dėl to, kad ne bažnyčia traukia, ne pastatas traukia. Ir ne šventykla traukia, ne pastatas traukia. Traukia žmonės, kurie toj bažnyčiai ar šventyklai atlieka apeigas ir tarnauja. O tie žmonės yra tų bažnyčių ir šventyklų ugnis, kuri sušildo, prie kurios jauku ir saugu, prie kurios yra šviesa, išsklaidanti tamsą. Ir aš manau, kad turėtų būti didesnis akcentas ant šventyklos ar bažnyčios statymo viduj, negu statymo išorėj. Kas ta šventykla, kas ta bažnyčia yra? Tai yra savybės. Tai yra žmogaus savybės. Ir visiškai nereikia fizinio pastato, kad prie tavęs žmonės ateitų ir kad apeigos vyktų. Netgi ankstyvieji krikščionys, kurie gyveno kalnuose, dykumose, ten nebuvo bažnyčių kažkokių didelių. Jogai, kurie gyvena kalnuose, ten nėra šventyklų aukštai kalnuose, bet visi nori su jais susitikti. Visi nori juos pamatyti. Netgi ieško, tikrų jogų, nes yra daug ir netikrų. Kaip lygiai taip pat daug ir vienuolių. Ar ten dvasiškių irgi yra netikrų. Ir apsimetančių. Tai visi ieško šitų savybių, šitos švaros. Jinai yra sunkiai randama šiais laikais. Ir kuo toliau, tuo sunkiau randama. Tu gali ateiti į bažnyčią ar į šventyklą ir nejausti jokios šilumos. Nes žmonės, kurie ten tarnauja, atlieka apeigas, jie neturi tos šilumos. Neturi to dvasingumo. Man Indijoje tekė ateiti tam tikras, pavyzdžiui, mažytės šventyklas, nežinomas, ten buvo labai daug šilumos. O nueini kokias didelės ten, kur auksuose, skendi dievybės, paauksuotos.
būna ten, nerandi žmonių, šalta tokia energija, atmosfera. Tai vat kažkaip Kali Jugoj viskas per išorę eina. Kaip ir mes praeitose įrašuose kalbėjau, žmonės santykių neturi, bet tos santykius demonstruoja Facebook'e. Žmogus turto realiai neturi, bet jis demonstruoja tai Facebook'e. Žmogus dvasingumo neturi, bet jisai demonstruoja išoriškai, ilgi plaukai, barzdos, visokie drabužiai ten ilgi, primenanti mokytoją nušvitusi, prirašo, aš ten mokytojas nušvitęs, ten nušvitimą gavo, ten maharadžas, svamis, dar kažkoks, žinai, jau tapau ir va, Himalajų kalnuose ten meditavau su jogais, ten į Indijas važinėjau, dar kažką. Okay, va, per išorę eina. Grožio neturi, vidinio. Tai eina per išorę. Išorinį grožį maksimaliai daraisi ten. Silikono prisileidi. Nes viduj nėra. Tai metasi ant išorės. Viduj dvasingumo nėra. Metasi ant išorės. Titulai, aprašymai. Turto nėra, tai metasi ant išorės. Nusiperka prabangų automobilį, daiktus, o iš tikrųjų nėra pasiturintis, kaip sakėm. Ten tas automobilis, žinai, o po to grįžta į namus, kur ten tikrai negyvena taip palei automobilio standartą. Žinai. Žinių neturi viduj. Išoriai rodai, kad turi, čia mano nuomonė, čia tas, aš tą baigiau ir taip toliau. Ir visur ta išorė. Kuo tu mažiau viduj turi, tuo daugiau eini išorė. Kuo tu mažiau turi, tuo tu labiau rieki. Į išorę, kad tu turi. Nu. Tau reikia tada tą ir šventyklą super prabangę pastatyti, kad žmonių pritraukti. Nes viduj nėra prabangos. Dvasinės prabangos nėra. Dėl to, kad išorė yra lengviau padaryti negu vidų. Vidus yra savybės. Su tais girimais jis lygiai taip pat profesijai, žinai. Aš ten toks ir anoks, čia viens geriausių, žinai, teisininkų, viens geriausių advokatų, viens geriausių statybininkų, viens geriausių ten dvasiškių, ar ten praktikuotojų, ar gurų, ar čia viens geriausių medikų. Nu tai eina per išorį. Pagirt galima save biškį vertinti, bet neiki tiek. Ir kuo toliau, tuo eina viskas išorė. Ir aš pastebėjau, netgi nuotraukos žmonės profiliuose įdeda gražesnės, negu jie iš tikrųjų yra, ypatingai moteris. Ir dabar dar su dirbtiniu intelektu formas paderina, kad dar gražesnės atrodytų. O viduje labai sunku daryti tą patrauklumą, nes tu dieną dienon, turi, kaip tą, sakėm, katano kardą, zulinį, kad aštrėtų tas kardas. Dieną dienon, dirbti su savo charakteriu. Yra labai nelengva. Bet yra įdomus dalykas, kad jeigu tu kažką viduj turi, tas vidus prasimuša pakankamai ir žmogus mato. Net jeigu ir tu išoriai nerodai. Bažnyčia gali būti mažytė, išoriškai kukli, lygiai taip pat šventikla, bet užeini į vidų ir jauti. Jauti tą dvasingumą, jauti tą šilumą. Savybės vystosi dešimtmečiais. Ir tai yra darbas. Čia nėra, paėmiau ir susileidau silikoną ir pagražėjo lūpos. Tai kad tavo vidinės lūpos pagražėtų, bet neužtenka valandos ar 2 procedūrų. Reikės dešimtmečiais dirbti. Kad tavo veidas pagražėtų, reikės dešimtmečiais dirbti. Vidinis veidas, šviesa atsirastų, akyse spindesys atsirastų, ramybė, laimė.
nieko tu nepridengsi, vis tiek žmonės anksčiau vėliau pamatys tą, makijažą visom prasmėm. Anksčiau ir vėliau pamatys. Ir Kali Jugoj žiūri, viskas eina per išorę. Kuo toliau, to labiau. Tokia apgaulė. Paslėpiama yra. Čia kaip aš pasakojau per vieną paskaitą, kad Džaipūrė pirkau rubinus. Išoriškai jie rubinai. O iš tikrųjų ten buvo stiklas, imituojantis rubiną. O viduj buvo ten gal už 5 eurus gabaliukas rubino. Prastas, aplietas stiklu. Ir tas gabaliukas ten buvo dedamas tam, kad su prietaisu, iš kurio eina spindulys, tas spindulys atsitrenktų į tą gabaliuką ir grįžtų atgal. Ten kažkokie parametrai. Jeigu ten to gabaliuko nebus, tai nustatys, kad padirbtas. Tai tą gabaliuką įdėdavo rubino. Yra rubino tokies, kaip pasakyti, neskaidrus, nekokybiškas rubinas, gali kainuoti 5 eurus, 10 eurų. Ir jie aplieja stiklų. Išoriai rubinas, o viduj gabaliukas už 5 eurus. Taip ir čia mes galim išoriai aplieti save, žinai, pristatyti ten, kiek yra jau patarimų, kaip save pristatyti, kaip save reprezentuoti, kaip skaityti paskaitas, kokius judesius daryti, va tokius judesius, savim pasitikėjimas, va jeigu va taip darysi, reiškia jau savim pasitikė ir tavim pasitikė. Tu daryk, ką tu nori. Ir renkis, kaip tu nori. Vis tiek žmonės pamatys. Tai ne visi ir turi tų lėšų tokių, kad tą savo imidžą sudaryti. Bet jeigu tu viduj dirbsi su savim kasdieną ant tų pačių įpročių, tos pačius įpročius, gvildensi, tobulinsi, pas tave atsiras ta švara. Ir pradės iš veido eit kažkoks tai laimės spindesys. Galėsi, tau nebūtinai reikės prabangių automobilių, kad save pristatyti, prabangių drabužių ar antraščių kažkokiu tai socialinių tinkluose ar nuotraukų. Žmonės jaučia, gyvūnai jaučia. Tai va, akcentuokim daugiau vidų ir ypatingai moterim noriu pasakyti ir vyram beje, nes ko toliau to vyrai irgi dabar rūpinasi labai savo fizinę išvaizdą, kad nepamirškim vidinių savo savybių ir įpročių, minčių ir noro, va ten dirbkim. Ten išorėje gali būti ir netokia graži, bet jeigu bus vidus gražus, tave pastebės, tave norės paimti. Lygiai taip pat, jeigu mes norim reprezentuoti Dievą, apie Dievą šnekėti, tai parodykim, kaip tas Dievas reiškiasi per mumis. Nes Dievo nieks nemato, su juo negali pakalbėti. Bet jeigu tu turėsi Dievo dalelę, Dievo energijų truputėlį turėsi, tai tada žmogus susidomės Dievu. Nes jis tave mato, tave girdi, mato, kaip tu elgiesi, ką tu šneki, kokia energija iš tavęs sklinda. Ir jeigu tu jam patiksi, patiks ir tavo pasaulėžiūra. Tavo pasaulėžiūra yra Dievas, jam patiks ir Dievas. Tai va, o su išoriniais dalykais mes niekur toli nenueisim. Nebent trumpai kažką pritrauksim, bet tikras patrauklumas realiai eina iš vidaus. Ir jeigu tu esi moteris ar vyras, bet neturi labai jau tokios gražios išvaizdos, bet jeigu dirbsi ant savo savybių, įpročių, minčių, norų, dirbsi su psichologija, su savo siela dirbsi, tikrai būsi labiau pastebimas, negu kad nedirbtum, bet turėtum gražią išvaizdą ir gražius drabužius. Ta graži išvaizda ir gražus drabužiai, jie yra greit pastebimi, bet jeigu viduje yra netvarka, tai tokie žmonės yra ir atstumiami.
Nors jie gali turėti ir grožį, ir turtą, ir ką nori. Bet jeigu tu to viso neturi išoriškai, bet turi dirbi su savo vidum, pas tai ateina tas patrauklumas. Tas patrauklumas tai yra savybės, o tas savybės duoda viešpats. Viešpats yra pats patraukliausias. Nes labai dažnai spirga ir moteris, ir vyrai. Nerandu antros pusės, tai dar dirb su savim toliau. Aišku, dar yra karma, bet, nerandi, nereik pergyventi, reik dirbti su savim toliau, savo patrauklumą didinti. Ir kažkas pastebės. Jie galvoja, kad reikia čia, raumenų pasiauginti, arba krūtis pasididinti, arba veidą pasidailinti. Ne, dailinti reikia vidų. Ten yra kokybė. Nes išorę padailinti yra lengviau, vidų dailinti yra labai sunku. Tai yra ilgas darbas. Jeigu tu jį darai, iš tavęs pradės eiti tam tikrą energiją, nes bet ką darant, mes generuojame energiją. Jeigu tu kažkokį tai ilgai statai namą, dedi ten daug energijos, tas namas pulsuoja patrauklumu. Jeigu tu kažkokį tai zulinį, kaip sakyt, kokybę bandai išgauti savo profesijai, tai kiekvienas tavo darbas pulsuoja, nes tu ten įdedi daug energijos. Tai lygiai taip pat, jeigu į savo vidų dedi daug energijos, jis pradeda pulsuoti. Jis pradeda gražėti. Ir tas grožis yra iš tikrųjų Dievo grožis. Mes atspindim jo dalelę. Dėl to nematau jokių problemų tiem žmonėm, kurie ilgą laiką neranda antros pusės. Nes ypatingai pradeda moteris, ten po 30 jau pergyvento, po 3-5 dar labiau. Tiesiog reikia tęsti. Yra dar karmos faktorius. Bet karmos mes nesukontroliuosim labai. Bet savo vidų mes galim pakeisti. Karmos mes taip stipriai nepakeisim. Bet savo vidų galim keisti. Ir pakeitus savo vidų, gali ir karma keistis. Tai tas atrodo investavimas ryte į meditaciją, į maldą, jisai neduoda greitos grąžos, bet ilgoj tėkmėj jis duoda labai didelę grąžą. Tai tiek būtų šiandieną. Namaste.